Sveiki, brangieji. Šiandieną skaitysime Išėjimo knygos 3 skyrių. Tai Senojo testamento knyga, pasakojanti mums apie Izraelio tautos istoriją, kaip jiems sekasi Egipte, į kurį, kaip žinia, Jokūbo sūnus, Jokūbo palikuonis bado metais atsikėlė į Egiptą ir štai praeina apie 400 metų po to, kai jie atsikelia, jų likimas Egipte stipriai pasikeičia nuo to, kaip jis atrodė pradžioje. Jie engiami, persekiojami, jų kūdikiai naikinami, berniukai kūdikiai naikinami. Jie patiria sunkes naštas, sunku varginantį vergišką darbą. Dėl to jie šaukėsi Dievo, kad jis jų pasigailėtų ir mes skaitėme, kad paskutinė 2 skyriaus eilutė skamba būtent taip: ir Dievas pažvelgė Izraelio vaikus ir ėmė jais rūpintis. Taigi matosi, atėjo laikas, išmušė ta valanda, kai Dievas pakyla ir ima dabar jau rūpintis ir bandys išgelbėti savo tautą, Izraelitus iš Egipto vergystės, Egipto vergovės. Kaipgi jis tai darys, mes skaitysime dabar 3 skyriuje, koks yra Dievo planas. Mozė ganė savo uošvę madieniečių kunigo Jetro avis. Taigi 2 skyriuje mes taip pat skaitėme, kad Mozė, kuris stebuklingai išgyvena, kuris užauga faraono rūmuose, pabėga galiausiai iš faraono rūmų, nužudęs vieną iš egiptiečių, išsigandęs faraoną, nes šis grasino jį nužudyti, jis pabėga į Madiano šalį ir ten apsigyvena pas madianietį kunigą Reuelį, kurio piemeniu tampa, gano jo avis, veda į vieną iš jo dukterų ir gano avis. Ir kaip mes žinome, tai užtrunka maždaug 40 metų, praeina apie 40 metų ir štai dabar Dievas vėl kreipiasi į Mozę. Kartą jis buvo nusivaręs avis už dykumos prie Dievo kalno Horebo. Jam pasirodė Viešpaties angelas ugnies liepsnoje, kylančioje iš krūmo vidurio. Jis matė krūmą degantį, tačiau nesudegantį. Taigi vieną dieną, vieną konkrečią dieną, kai Mozė buvo nusivaręs avis kiek tolėliau, jam pasirodo angelas ir jis pamato reginį, nenatūralų reginį, kai krūmas dega, bet nesudega. Ir Mozė parumpa pažiūrėti, kas tai per krūmas. Kas tai per reiškinys, toks nematytas. Mozė pasakė: eisiu ir pažiūrėsiu į šį didingą reginį, kodėl nesudega tas krūmas. Viešpats pamatė jį artėjant ir pašaukė iš krūmo: Moze, Moze. Tas atsiliepė: aš čia. Jis sakė: nesiartink prie šios vietos. Nusiauk nuo kojų apavą, nes vieta, ant kurios stovi, yra šventa žemė. Taigi Dievas dabar jau prabyla į Mozę iš šio krūmų. Jis atkreipia jo dėmesį, Mozė ar prisartina, ateina pasižiūrėti ir Dievas kreipiasi į Mozę vardu: Moze, Moze. Mes matome, kad Dievas sąmoningai išsirinko šį žmogų, Mozę, ir šauks jį būtent tai Izraelio tautos išvadavimo misijai, išvadavimo pašaukimui. Jis pašauks Mozę, kad šis imtųsi būtent šio darbo, šios užduoties. Sako: nusiauk kojas, nes žemė, ant kurios stovi, yra šventa. Aš esu tavo tėvo Dievas, Abraomo, Izaoko
ir Jokūbo Dievas. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą. Mes matome, Dievas prisistato Mozei, kas jis yra. Aš esu tavo tėvo Dievas. Esu Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Ir Mozė jaučia, kad tai neeilinis įvykis, jog su juo kalba pats tėvas, jis užsidengia veidą. Viešpats tarė, aš mačiau savo tautos vargą Egipte ir išgirdau jos šauksmą dėl jų prižiūrėtojų. Aš žinau jos sielvartą. Nuo Dievo akių nieko nepaslėpsi, nuo Dievo ausų nieko nepaslėpsi, jis visą mato ir visą girdi. Aš žinau jos sielvartą. Aš nužengiau jos išvaduoti iš egiptiečių rankos ir išvesti jos iš tos šalies į gerą ir plačią šalį, plūstančią pienu ir medumi, kananiečių, hetitų, amoritų, periziečių, jevitų ir jebusiečių žemę. Izraelio vaikų šauksmas pasiekė mane. Aš mačiau jų priespaudą, kaip egiptiečiai juos engė. Taigi Dievas nori išpildyti teisingumą, jis nori išvaduoti spaudžiamuosius ir iš vergystės namų išvesti į plačią, derlingą šalį, kurią jisai atims ir perduos iš tikrųjų iš tų kitų tautų, kurios ten gyvena. Vėliau skaitydami Senąjį testamentą mes matysime, kodėl Dievas atlieka būtent šį teismą, nes galima būtų sakyti, kaip neteisingai Dievas pasielgia vienas tautas išnaikindamas ir jų vieton atkeldamas izraelitus. Bet tam buvo pagrindas, apie kurį mes skaitysime vėlesnėse knygose. Taigi dabar eik, aš siunčiu tave pas faraoną, kad išvestum iš Egipto mano tautą, Izraelio vaikus. Taigi Dievas trumpai pristato prieš istoriją, sako, aš mačiau savo tautos sielvartą, girdėjau jų šauksmą ir nusprendžiau išvesti juos iš tos vergystės, taigi dabar eik. Aš siunčiu tave pas faraoną. Taigi mes matome, kad Dievui reikalingi žmonės. Dievui reikalingi žmonės, kurie atsilieps į jo kvietimą, kurie imsis jo keliamų uždavinių, kurie darys tai, kam jis juos šaukia. Ir šiuo atveju tai yra Mozė, kuris 40 metų praleido karaliaus rūmuose ir štai kitus 40 metų praleido ganydamas avis. Ir žinoma, kad per tuos 80 metų Dievas nemažai padirbėjo su Moze ir nemažai kam paruošė, nemažai savybių jame išugdė, kurios reikalingos jam kaip vadovui. Dabar jau imti šios nemenkos užduoties, eit pas faraoną ir prašyti, kad šis išleistų tautą išeiti iš Egipto. Bet pažvelkime, ką Mozė atsako į tokį Dievo šaukimą. Mozė atsakė Dievui, kas aš, kad eičiau pas faraoną ir išveščiau iš Egipto izraelitus. Matosi, Mozė nesijaučia vertas, nesijaučia gabus įgyvendinti šios užduoties. Sako, kas aš, kad atlikčiau tokią misiją? Aš negabus, maždaug siūs ką nors kitą, atras geresnį. Dievas atsakė, aš būsiu su tavimi. Štai ženklas, kad aš tave siunčiu, kai išvesi tautą iš Egipto, jūs tarnausite Dievui ant šito kalno. Dievas parodė Horebo kalną, prie kurio Mozė dabar randasi. Sako, tai bus ženklas. Bet sako, aš būsiu su tavimi. Nesvarbu, kad tu esi niekas savo akise, nesvarbu, kad tu jautiesi per silpnas ir negabus atlikti tai, aš būsiu su tavimi ir tave įgalinsiu, tau suteiksiu reikiamas
galimybės, reikiamas savybės, reikiamus įgūdžius. 13 eilutė Mozė klausė Dievo, kai aš ateisiu pas izraelitus ir jiems sakysiu, jūsų tėvų Dievas mane siuntė pas jūs. Jie manęs klaus, koks yra jo vardas, ką turiu jiems atsakyti. Dabar Mozė klausia, kaip aš Dieve turiu tave pristatyti savo tautiečiams, kai jie mane klaus, kuris Dievas tave siuntė, koks jo vardas. Dievas tarė Mozei, aš esu, kuris esu. Sakyk izraelitams, aš esu, mane siuntė pas jūs. Tai ypatingas Dievo vardas. Aš esu, kuris esu. Dievas, tas Dievas, kuris yra visuomet esantis. Dievas, kuriam visuomet yra dabar. Ne Dievas, kuris buvo, ne Dievas, kuris bus, bet tas, kuris yra nuo pradžios iki pabaigos, nuo amžių per amžius, kuris neturi nei pradžios, nei pabaigos. Tas, kuriam visą laiką yra dabar, tam, kuris dabar visą mato, tam, kuriam ateitis yra dabar. Tai ypatinga savybė Dievo, kuris yra aš esu dabar, čia, su jumis, tarp jūsų, dėl jūsų. Taip Dievas prisistato Mozei ir kartu Izraelio tautai. Dievas dar kalbėjo Mozei, šitaip sakyk izraelitams, viešpats jūsų tėvų Dievas Abraomo, Dievas Izaoko, Dievas ir Jokūbo Dievas mane siuntė pas jūs. Toks mano vardas per amžius ir taip mane vadinsite per kartas. Taigi Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, izraelitų protėvių Dievas. Dievas, kuris yra dabar, ne rytoj, ne vakar, bet yra dabar ir rytoj yra dabar ir vakar yra dabar. Jis yra tas Dievas. Eik, surink Izraelio vyresniuosius ir jiems sakyk, viešpats jūsų tėvų Dievas Abraomo, Dievas Izaoko, Dievas ir Jokūbo Dievas man pasirodė ir kalbėjo. Aš aplankiau jūs ir mačiau, kas jums buvo padaryta Egipte. Aš išvesiu jūs iš Egipto vargo į kananiečių, hetitų, amoritų, periziečių, hivitų ir jebusiečių žemę plūstančią pienu ir medumi. Taigi Mozė turi surinkti izraelitų vyresniuosius ir pranešti šią žinią, kad Dievas konkrečiai planuoja daryti. Jie klausys tavo balso. Tu su Izraelio vyresniaisiais nueisite pas Egipto karalių ir jam sakysite, viešpats Hebrajų Dievas mus pašaukė ir dabar prašome, leisk mums 3 dienas keliauti į dykumą, aukoti viešpačiui savo Dievui. Aš žinau, kad Egipto karalius neišleis jūsų, jei nebus priverstas galingos rankos. Taigi, čia pasitvirtina tas Dievo vardas, aš esu, kurio Dievas ir prisistatė. Jis sako, eikit pas faraoną, prašykit, kad jis juos išleistų į dykumą aukoti aukos savo Dievui. Bet sako, žinau, kad Egipto karalius neišleis jūsų, jei nebus priverstas galingos rankos. Taigi matosi, Mozės ir izraelito vyresniųjų laukia sunki užduotis permaldauti, priversti faraoną. Matosi, faraonas bus užsikietinęs, užkietėjęs arba užkietintas ir jokių būdų neišleis izraelitų, vėl ir vėl priešinsis tam. Todėl laukia nuožmi kova. Bet, sako, Dievas žada, kad jis bus priverstas galingos rankos galiausiai tai padaryti. Aš ištiesiu savo ranką ir ištiksiu Egiptą visais savo stebuklais, kuriuos darysiu jų tarpe. Po to jis išleis jūs. Ir vėl mes matome, kad Dievas žino, jog jis pradžiai neišleis,
bet vėliau išleis, nes Dievas parodys savo galią, jis parodys daugybę stebuklų. Egipto šalyje ištiks šią šalį, išties savo ranką ištiks šią šalį ir galiausiai faraonas palūš ir išleis izraelitus į laisvę. Taip Dievas sutraukęs tos vergystės pančius ir išves savo tautą į laisvę. Ir suteiksiu šiai tautai malonę egiptiečių akise, kad jūs neišeisite tuščiomis rankomis. Kiekviena moteris paprašys savo kaimynės ir savo įnamės sidabrinių bei auksinių indų ir drabužių. Juos uždėsite ant savo sūnų ir dukterų ir taip išsinešite egiptiečių turtus. Ir dar vieną dalyką Dievas iš anksto išsako, kad jūs neišeisite iš Egipto tuščiomis rankomis, bet išsinešite egiptiečių turtus. Jie patys iš tikrųjų juos jums atiduos, norėdami, kad jūs kuo greičiau, dabar aš jau pridedu kitas eilutes, kurias mes skaitysime vėliau, kad izraelitai kuo greičiau paliktų Egiptą, nes tiek daug negandų, tiek daug skausmo teks Egiptui patirti dėl izraelitų Dievo ištiestos rankos. Ir jie norės, kad izraelitai kuo greičiau išeitų ir jie bus pasiryžę jiems atiduoti visą, kad tik šie išeitų. Ir tokiu būdu Dievas aprūpins savo tautą. Tai, kaip matysime, netrumpai kelioniai per dykumą, kurioje nieko nėra, aprūpins savo tautą jų ilgai kelionė jų ateičiai. Tame taip pat pasireiškia Dievo tėviškas rūpestingumas, jo rūpestis. Taigi, Išėjimo knygos 3 skyrius mums pasako, kaip Dievas praktiškai imasi savo tautos išvadavimo iš Egipto vergovės. Tam jam reikalingas tarnas, tam jam reikalingas žmogus. Ir šiuo atveju tai yra Mozė, kurį jisai šaukia imtis, prisimti šią atsakomybę, prisimti šią užduotį, pasitelkti kitus savo tautiečius, izraelitų vyresniuosius, veikti kartu su jais, perduoti jiems Dievo paskelbtą žinią, kad šie pasijungtų prie šio regėjimo, prie šio tikslo ir kad šie eitų drauge ir kad šie perimtų tą viziją, perimtų tą tikslą drauge ir padėtų Mozei. Taip ir šiandieną Dievas savo tikslus dažną kartą įvykdo, išpildo per skirtingus žmonės. Ir todėl mes kiekvienas būkime atviri išgirsti Dievą, ką Jis mums nori pasakyti, kam Jis mus šaukia, kam Jis mus įgalina. O tuomet, kai išgirsime, nesakykime, kas esu aš, juk aš negabus, aš to nemoku, aš to niekad nedariau, aš to neįstengsiu, bet geriau, kaip ir Dievas moko, Mozė sako, aš būsiu su tavimi, atsiremkime į Dievo pagalbą, į Dievo įgalinimą tam, kam Jis mus šaukia. Pasitikėkime Juo, Jis sutvirtins mūsų rankas ir kojas tam, kam Jis mus šaukia. Ačiū, kad buvot kartu, kad klausėtės. Te Dievo žodis nesitraukia nuo mūsų akių, nuo mūsų ausų, jį skaitant, jo klausant ir nuo mūsų lūpų, jį tariant, jį išpažįstant. Dievo ramybės visiems. Sudie.